Sveiki, nu ir ką, turim antrą savaitę, antra tema bus apie pritūpimus ir būtent kokią techniką, pagrindiniai dalykai, kaip atlikti pratimą teisingai, tokios kaip ir klaidos dažniausios ir greičiausiai pakalbėsim apie taisymų būdus. Vėlgi ganėtinai sunku apie tai šnekėti, kai tai tik tais šnekam ir negaliu to parodyti, tiesiog ne sporto salėje, ar ne? Bet tu nori tą tokią teoriją papasakot, kaip visą tai turėtų būti ir kaip tai turėtų būti atliekama, ar ne? Ok, bet prieš visą tai noriu papasakot, tai yra noriu atsakyti dar į porą klausimų. Pirmus temos, porą klientų parašė asmeniškai tiesiog kaip jiems reiktų elgtis tam tikrom situacijom, ar ne? Tai Marius klausė, taip maždaug, esu 47 metų, turėjau išvaržą stubure, ar ne? Vėlgi, kai kas man nupasakojo, tai buvo kažkaip tais žemesniai dalyje, tokia kaip ir išvarža susidarius, ar ne? Ir kaip būtent jam reiktų apšilinėti. Tai tokiu atveju patarčiau, tarkim, 47 metai, ne? Tai yra jau, sakyčiau, vidutinio amžiaus, ar ne, sakyčiau, jau ganėtinai vyresnis žmogus ir vėlgi turėjau stuburo kažkokią tai tokią kaip ir traumą, pavadinkim, ar ne. Tai sakyčiau, kad apšilimas turėtų būti lengvesnis ir galbūt ilgesnis. Tai tą apšilimą vėlgi reiktų akcentuotis, jeigu tarkim į amžiaus grupę žiūrint, tai tokį truputėlį mažesnio intensyvumo, ar ne. Ramesnį, lytesnį, bet ilgesnį, tarkim, iki 10 minučių. Bet ramiai, ar ne, tarkim, širdies ritmo laikoma apie 120 dūžių per minutę ir nereikia kažkokio labai stipraus, ar ne, nieko sudėtingo, lengvas, ramus. Tada turbūt dėl tos pačios išvaržos, ar ne, aš tada galvočiau, kad reiktų būtent tą pratimuką padaryti, kiek įmanoma mažiau streso sukūrinėti stuburui. Tai tokiu atveju galėtų būti, tarkim, galbūt pratimukas tiesiai stovint, arba tarkim sėdint, ar ne, kad per daug nespaus savęs, tarkim šiuo atveju ir klavimas būtų kaip ir ne pats geriausias pasirinkimas, ar ne, tada jeigu akcentuojant tiesų tvirtą stuburą, ar ne, ir jam mažiau apkrovos. Tai tada labiau galbūt parinkčiau kažką tokio kaip treadmill arba bėgimo takelis, galbūt dviratis arba elipsinės treniruoklis arba slidės kitaip. Tai kažką tokio stovimo, lengvo, kiek įmanom daugiau kūno įtraukti, galbūt elipsinės treniruoklis šiuo atveju būtų kaip ir optimaliausias variantas. Tiesiog kiek įmanom daugiau kūno įjungti ir aktyvuoti. Vėlgi, kad turi kažkokių tais problemų, tai nereiškia, kad reikia visiškai to atsisakyti ir nedaryti. Reikia tai įjunginėti, kažkiek tais stengti progresuoti, kad kūnas taikytųsi ir kaip ir nuo tos problemos eitų šalin, tiesiog kad išvengtų ir tiesiog pagytų, nebebūtų, ar ne. Tai nereiškia, kad reikia visiškai nieko nedaryti. Reikia tiesiog protingai po truputėlį pridėti kažkiek tais krūvio daugiau, ar ne. Ir stengtis, kad ta problema susitvarkytų. Tai toliau dar vienas klientas Kęstutis klausė, kad pradeda vėlai labai treniruoti, sako apie 10 valandą vakaro aš tik tais pradedu treniruoti. Kiek jau klausiau, tai sakė amžius apie 35 metai, tai skaičiau gan dar jaunas, ar ne. Tai viskas kaip ir būtų, ok, 10 valandą vėlgi yra, kaip ir sakyčiau, jau vėlus dienos laikas. Tai tas kūnas jau toks, vis tiek mes genetiškai esam tokie labiau prisitaikę, ar ne, sakyčiau, dirbti dieną, miegoti naktį, ar ne. Tai vėlgi 10 valandą jau kūnas yra tokia ramesnė būsena. Vėlgi kūnas labai gerai pripranta, per ištisus mėnesius, ar ne, tikrai pripras ir kaip ir bus kaip ir tam tikra norma, vėlgi tai nebus geriausias, neoptimaliausias variantas sportuoti ir pasiekti geriausią rezultatą, bet jeigu, tarkim, tik tais tokios sąlygos, galbūt ir viskas ok. Tiesiog tada galbūt reiktų akcentuoti tokio, tarkim, grinai, jeigu kalbant apie apšilimą, ar ne, kad galbūt nereiktų kažkokio super didelio šoko, žinai. Nenorėčiau kažkokio per didelio sukurti streso. Žinoma, vėlgi tas greičiausiai ir dienos tavo ritmas bus toksai, kad tarkim greičiausiai dirbi arba tarkim miegi gerokai ilgiau, ar ne. Tai svarbiausia, kad pats surinkt tą tokį optimalų variantą, kad pakankamai išsimiegot, pakankamai poilsio ir tada bus dar, sakyčiau, visai optimalų, ganėtinai neblogai. Bet kas kalbant einant apie apšilimą, tiesiog nenorėčiau didelių super stresų.
Vėlgi reiktų dar asmeniškai pasižiūrėti, kokia situacija. Ar tai, tarkim, žmogus padaro treniruotę ir po valandos eis jau miegoti, ar ne, kaip pavyzdys, ar ne, pavalgys ir miegoti. Tada vėlgi ta treniruotė ir apšilimas taip pat nenorėčiau, kad būtų per kažkoks super aktyvus, ar ne. Žinoma, jeigu tai visada, faktas, kad reikės kažkaip tai sukurti daug streso, kad tiesiog gautųsi gera treniruotė, tai vėlgi tada gali kažkiek kenkti miegui. Bet tokių visokų daug niuansų. Vėlgi, jeigu, tarkim, miegas yra dar vėliau, tarkim, netgi būna, tarkim, dirba naktinį darbą, ar ne, padaro treniruotę, kad 30 ir tada eina miegoti 8 rytų, kaip pavyzdys, ar ne. Tai galbūt viskas yra ok, tada gali daryti kaip ir reguliarią treniruotę, ar ne, geras apšilimas, kaip ir įprastinis variantas, ar ne. Ir tada treniruotė vėlgi aktyvi, stipri ir viskas galbūt bus ir ok, žinoma, tai yra sunku. Bet manyčiau, kad tos variantas neblogas. Bet jeigu, tarkim, eisi miegoti iš karto po treniruotės, tai aš to treniruotės nenorėčiau super aktyvios, kas susijęs su širdies ritmu. Kiek įmanoma tokį stabilesnį, ramesnį, ar ne, atidirbti. Ir žinoma, tas pats su apšilimu, kad ne per daug save apkrauti, tiesiog, kad būtų lengviau užmigti. Ir vėlgi būtent po tokios treniruotės, apšilimas, treniruotė, norėčiau, kad dar taip pat būtų atvėsimo geras etapas, įskaitant ir reguliarų kardio, tokį režimą palaikyti kokias 10 minučių. Tai tiesiog tada ramus apie 120 širdies ritmas ir palaikom 10 minučių, tada mūsų širdies ritmas biškiai gaus tokį reguliarų paaukštintą krūvį, ar ne? Tai leis tiesiog lengviau nusiraminti vietoj tų didelių šuolių. Tai vat, tokie porą klausimėlių. Ir jo, apšilimas tikrai labai svarbu. Tai taip, kad nepraleidinėjom ir darom teisingai ir patys jausim, kaip turim daug didesnį benefitą, ar ne, nuo jo. Ok, prieikim prie mūsų dienos temos, tai yra pritūpimai. Ir pirmiausia, apskritai apie pritūpimus, ar ne? Tai vienas iš tokių, sakyčiau, masyviausių pratimų, vienas iš sudėtingiausių, ne tik, kad apkrauna kojas, ar ne, nes realiai daug kas galvoja, kad pritūpimas kojoms. Tai iš tikrųjų apkrauna gerokai mūsų visą kūną, nes mes vien laikydami štangą turim mūsų rankos įsitempę, gan stipriai įsitempę apskritai didelį amplitudę judesio, tai realiai tu visas įsitempęs jau atrodo niekur daugiau nepajudinsi, nei ten per bicepsą per daug, nei į priekį alkūnių nepaneši. Tokia sunki, ar ne? Padėtis tai įjunginėja visą tą rankų laikymą, korpusas visas įsijunginėja, koras visą presų tie raumenys, ar ne, kad tave tvirtai išlaikytų sėdmenys ir žinoma visos kojos. Tai yra toksai pratimas, kur junginėja daug stresų, daug raumenų apskritai junginėja, ne tik kojoms. Vėlgi dar įsiterpsiu tokia lengvai tema, kad aš asmeniškai jaučiu, kad tarkim aš dirbu daugiau kojoms, vieno to masyvaus streso visam kūnui, kad išlaikyti didelį svorį ant viso kūno, jaučiu, kad gaunu tokį kažkokį papildomą stresą visam kūnui, nuo kurio nori kūnas augti ir progresuoti ir augti. Tai vat įdomus toks dalykas, bent jau pas ant savęs asmeniškai jaučiu. Tai ne tik, kad stimuliuoja, augina gerai kojas, ar ne, žinoma, pritūpimai, bet ir visą jaučiu tokį kažkokį tais masyvų augimą visam kūnui, tiesiog, kad daug turi svorio visas išlaikyti. Įsijunginėja visi stabilizatoriai tokių kūnų, ar ne, raumenų, kad išlaikytų visą tave stabilų. Tai vat, toliau apie patį pratimentą, gal ar ne. Tai vėlgi pratimas, pavyzdžiui, aš grinai laisvą štangą duodu savo klientams tik tais tie, kurie yra, sakyčiau, jau pažengę ar ne, ir išmoka ganėtinai gerai atlikti. Nes tarkim, visiškas naujokas, tai nesugebėsiu tiesiog taisyklingai atlikti ir tai nesigaus net kaip pratimas, o tiesiog kažkoks bandymas atlikti judesį. Kažkiek labiau patyręs, galbūt tą pratimą kaip ir atliks, bet jisai jo nejaus, kad jį įsijunginėja ir gerai išsikrauna. Tai jisai gausis toks vėlgi kaip tam tikras bandymas jį tiesiog atlikti. Tai vat, kad ir tai, sakykime, gan taisyklingai atliks, bet tiesiog nebus to tokio išsikrovimo, tas raumuo dar nėra įdirbtas. Tai aš tiesiog tada dar neduodu, dar tiesiog leidžiu klientams padirbėti, įsutvirtinti raumenis kažkiek, sustabilizuoti, kad ta stovėsena būtų visai laikysena, ar ne, štangos, kad ji būtų stipri, stabili, ar ne, tokia. Tiesiog tik tada pradedu dirbti grinai su laisvu svoriu. Vėlgi, žinoma, laisvas svoris jis yra toks kaip ir galbūt labiausiai jungiantis, daugiausiai stresų sukuriantis, bet vėlgi labai greičiausiai jis ir bus toks, kad daugiausiai junginėja streso, bet, pavyzdžiui, patinka man ir įtvirtinta štanga pritūpimuose, ypač su klientais, kurie dar, skaičiau, turi mažiau stabilumo. Įtvirtinta štanga jiem leis atpalaiduoti galbūt kažkiek stabilizuojančių raumenų, ar ne, bet jiems leis gerai iškrauti
gerai išsikrauti, gerai iškrauti raumenį. Tai va tas yra labai svarbu norint progresuoti, ar ne, vietoj to, kad kažkokią tais treniruotę, kažkiek tais padaryti pakartojimų su tam tikru svoriu, ar ne. Tame esmė tame, kad iškrauti maksimaliai raumenį, kad jis tiesiog nebesugebėtum padaryti daugiau pakartojimų, ar ne. Tai čia ir yra mūsų progresavimo esmė. O jeigu mes ten, tarkim, pasimsim štangą su laisvu svoriu, kalbu apie naujokus, sakykime, ar ne, tai bus toksai bandymas kažkaip tais atlikti pratimą, bet tai nebus treniruoti. Tai bus tiesiog kažkokia mankšta bandymas atlikti judesio. Tai va, tiesiog neskubėkit su apskritai laisvo štangos pasirinkimo variantų pritūpimus, ar ne. Tai turbūt įsiterpsiu dar, ką turėjau pradžioje pasakyti. Tai tiesiog, sakykime, visiškai žmonės, kurie nedarė, tarkim, arba nebuvę treniruotėse per daug kažkokiuose sporto salėse ar nedžyme, tai jiems patarčiau iš viso netgi nei laisvą štangą daryti, nei laisvą, tai yra nei laisvą, nei tvirtintą štangą. Tada pradėtume nuo leg preso mašinos, sutvirtint apskritai mūsų dvigalvį ir keturgalvį kažkiek, ar ne, lengvai dar ir blausdavau savo sėdmenis. Kažkas tokio, ar ne, antriniai raumenys. Ir tai mums leis sutvirtinti raumenis, kad mes kažkiek tai sutvirtėtume, įgautume stabilumo. Vėlgi reikės laikyti su rankom gan tvirtai, kad išlaikytume visą kūną tiesų, tai mums duos tokio stabilumo ir papildomų streso, ar ne. Tiesiog, kad mes sutvirtėtume visų kūno raumenis daugiau stipriau, ar ne. Tai pirmas žingsnis būtų toks ir tai tikrai pilnai mums to užteks. Tada, sakyčiau, po kelių mėnesių, ar ne, galima pabandyti pradėti dirbti su įtvirtinta štanga, ar ne. Tai pradėsim dirbti įtvirtintą štangą, tai vėlgi visada nusistatom apsaugas, kad tūptume iki tos apsaugos tiek, kiek mums ten leidžia, ar ne, kad netūptume ne per daug, nes daug yra variantų, kad, tarkim, prisispaudžia, nepatupia ir jau sunku išlysti iš to štangos, reikia mest, kažkaip tais gali gauti traumą, ar ne, kažkokią tais, arba tiesiog susižeist. Tai mes to nenorim, užsidedam apsaugas, tada vėlgi pasireguliuoja mūsų pėdų stovėsena, ne. Tarkim, čia yra, sakyčiau, taip gal parodysiu, čia yra štangos judėjimo kryptis, ar ne, ir tada pėdos mūsų, tai pasižiūrim, kiek jas turi nunešti nuo to štangos judėjimo, kad, tarkim, tada mes apkrausim daugiau arba dvigalvį, arba keturgalvį, tai reikia pasireguliuoti. Tiesiog pradžioje neapkraunam savęs su kažkokia sudėtinga technika, stengiamės tiesiog stabiliai tvirtai padėti pėdas, kad nekiltų kulnas, nekiltų pirštai, tvirtai padėtos pėdos, tvirtai laikom štangą, pilnai padėti ant pečių, nugarą natūraliai tiesi ir tiesiog tupiam žemyn. Ilgi nereikia su amplitude persistengti. Tiesiog pradžioj, naujokams, sakyčiau labiau, ar ne, tarkim, tas perėjimo etapas nuo leg preso mašinos iki tarkim, įtvirtintos štangos, ar ne, pritupimų. Tai neskubam, kažkokių super gilių nieko nedarom, viską ramiai, lengvai leidžiam kūnui priprasti ir išmokti tą judesį atlikti. Tada, kai jau pradėsim jausti judesį po kelių treniruočių, galime pradėti stebėti save, kur mes apkraunam daugiau, ar keturgalvį, ar dvigalvį, kiek toli nunešti pėdas, kiek plačiai padėti pėdas, kiek jas biškį lengvai išsukinėti, kad rastume tą optimaliausią variantą būtent savo, nes mes visi genetiškai esam kažkiek skirtingi, kažkiek vienas kaulas ilgesnis, kitas trumpesnis, raumenų grupės galbūt kažkiek skirtingos, arba norint save atgal subalansuoti, tai vėlgi reikia reguliuoti tarp tų variantų, ar ne. Galbūt dar vieną galiu duoti patarimą, būtent kas susijęs su dvigalviu ir keturgalviu apkrovimu, ar ne. Tai kai mes, kaip čia gautus jo, kojas nunešam į priekį, tarkim, čia kaip rodžiau štangą, ar ne, ir čia pėdos mūsų šitaip stovi, ar ne. Tai kuo mes nešam toliau pėdą į priekį ir tupiam taip žemyn, jau mūsų kelias gaunasi, kad jis yra tiesus ganėtinai, į priekį per daug nenueina, ar ne, nuo štangos. Tai reiškia, tada mes apkraunam daug būtent dvigalvį raumenį. Jeigu pėda prieina arti štangos ir kelias tupiant nueina į priekį daug, tarkim toliau net nei pirštai, tai jau daug apkraunam keturgalvį. Tai va čia tokia pirma lengva taisyklė, kad būtent kaip apkraudinėti tarp dvigalvių ir keturgalvių, kaip pareguliuoti, ar ne. Po to visi skirtumai tarp pėdų pasukimo, tarp platumo, tarp to, tiesiog tą palikime ateičiai, leiskim savo kūnui pajaust būtent raumenį ir pajaust tuos būtent dvigalvį, keturgalvį. Pradžioje laikomės tokią taisyklę dėl pločio, tiesiog, kad mums būtų patogu, nesistengiam super kažkaip tais giliai labai tūpt, kad tiesiog jaustume skausmą ar kažką tais panašaus. Tiesiog ramiai, lengvai tūpiam tiek, kiek išeina, tada po kažkiek treniruočių galima save pafilmuoti arba kolegos paprašyti, kad pafilmuotų kažkaip tais, ar ne, pastebėti, kiek mes giliai įtūpiam, kaip apskritai judesys atrodo, kaip stabilus, ar nieks nevaikšto, tarkim, ar nevaikšto klubas į priekį ir atgal, ar keliai viens tarp kito, va taip, tarkim, nevaikščio ir panašiai. Ne? Tiesiog save pafilmuoti ir stebėti, kaip mes atliekam tą judesį. Tai va ir tarkim,
ateityje, toliau, jau galima pradėti daryti su laisva štanga, laisvo svorio, ar ne? Tada tiesiog vėlgi pritupimus, sakyčiau, netgi, tarkim, dėl apsaugos pradžioje, ar ne, tai patarčiau arba tupinėti grinai tokiam rock, kuris yra tupi, tarkim, nepatupi, tukti, arba datupi iki galo, arba taip į priekį, arba atgal numeti štangą. Ir esmė tame, kad ten jau, tarkim, to maksimaliausias įtupimo taškas ir dar ten keli centimetrai ir jau bus ta trama, ant kurios štanga pasidės, ar ne. Tai vėlgi dėl apsaugos patariu susireguliuotas apsaugas taip, kad, tarkim, pritupiam ir jeigu nepatupsim, ar ne, neužteks jėgos, arba kažkas tiesiog bus blogai ir tada tiesiog štangą metam ir ją numetam tiesiai ant tų apsaugų ir viskas bus liuks. Tai vat pirmas patarimas susitvarkytas apsaugas. Jeigu, tarkim, džime nėra iš jūs kažkokiu tais tokių, nes būna, kad kiti iš jūs neturi džimai kažkokiu tais apsaugų, ar ne, pritupimuose, tai tada patarčiau, kad būtų grinai pritupinėti ant visiškai lygaus paviršiaus, kad tu tupinėjai su visiškai, tarkim, atvira erdve, ar ne, išeini ganėtinai, tarkim, kokį metrą nuo nusiėmimo vietos ir tada tupinėjai ir, tarkim, nepatupsi, tai grinai meti tada štangą už savęs, bet vėlgi šitą dalyką patarčiau pasipraktikuoti, nes naujokams tai gali būti keista, gali susitraumuoti mesdami kažkur tais vat nugarą, apačią ir panašiai, arba rankas pasitemti, tai tiesiog patarčiau pasitreniruoti būtent štangos numetime, tarkim, nepatupsi, pabandykit, tarkim, nepatupi, kad ir patupi, bet sakykim, apsimeti, kad nebepatupi ir pabandyti ją tiesiog numešti štangą žemyn ir pastebėti, kaip tu spėjai iš jos pabėgti, kad tavęs neprispaustų ir nesužeistų kažkaip tais, ar ne. Dėl apsaugos tokie du patarimai, kad tiesiog arba tupinėjam geroj apsaugoj, kur yra geros apsaugos ir jeigu nepatupsim, dar porą centimetrų pasiliekam iki apsaugos, tai tada nuleidžiam giliau, kažkaip ties pasilenkdami į priekį arba tiesiog paleisdami štangą ir štangą pasdėstam apsaugų ir mūsų neprispaus, mūsų apsaugos. Arba, kaip ir sakiau, antras variantas, metam štangą laisvoje erdvėje, kad tiesiog ant žemės nukristų, vėlgi tokiu atveju reikia naudoti guminius blynus, būtent, kad jie tam ir sukurti, ne, kad galima juos mėtyti ant žemės. Dėl apsaugos tokie dalykai. Kažkiek dėl technikos ar ne papasakau, dabar tokie pagrindiniai dalykai. Dabar dėl pagrindinių klaidų. Tai galbūt pagrindinės klaidos, galbūt, sakyčiau, vėlgi pirma tokia būtų, kad pradedam per anksti su laisvo štanga, ar ne? Visi skuba kažką tais tokio daugiau pasiekti, nes vėlgi tas pritupimas su laisvo štanga toks kaip ir sudėtingiausias, tai naujokai skuba tai pradėjo daryti ir pats kaip treneris matęs daug sportininkų, kurie, sakyčiau, kažkaip tais atrodo stengiasi kuo greičiau, tarkim, progresuoti, ar ne, ir pradeda su laisva štanga tupinėti ir daug klaidų, ar ne, kažkaip tais pėdos kilnojas, arba kulnas atkyla, arba labai keliai į vidų tupi ir keliai į vidų sueidinėja, ar ne, bet arba į plotį, ar ne, tai va tokio stabilumo nėra, nugara labai paleidinėja, tarkim, pradeda tūpti tiesia, tupi žemyn, įtupinėja į viršų tiesia, ar ne, o pas daugelį būna taip, kad tupia ir pakelia klubą į viršų ir tada jau tupia sulenkta nugara. Tai va tokios pagrindinės, sakyčiau, didžiausios klaidos, ar ne. Vėlgi, kas susiję, tarkim, su stuburu, būtent tokia pozicija, taip tupiant, ar ne. Tai stuburas mūsų viens slankstelis eina viens ant kito ir jėga spaudžia gravitacija viens į kitą tiesiai, ar ne. Tai neturėtų būti per didelio to palenkimo. Jeigu mes, tarkim, turim labai stiprius dvigalvių raumenis, nes yra gerų powerlifterių, kurie iš tikrųjų gan daug patupia, bet būtent todėl, kad jie turi labai stiprų dvigalvį nuo gerų deadliftų ir stiprią nugarą, taip pat nuo gerų deadliftų. Ir jie taip susipalenkdami nugarą į priekį, jie iš dvigalvių pakelia, ar ne, ir klubas pakyla į viršų, keturgalvis, sakyčiau, ne per daug darbo atlieka, bet būtent tada jau kai pakyla, tada jau dvigalvis turi daugiau jėgos ir tada iškelia nugarą, atsistoja pilnai į viršų, ar ne. Tai tiesiog tokia technika, jie kaip ir gali pakelt, bet tai nėra, tai turi būti labai patyręs, skaičiau, sportininkas, kad tai padarytų ganėtinai teisingai, nes negali būti tarp stuburo kažkokio tais judesio, kad jis apskritai pats lenktųsi stuburas, ar ne, sakykime, stuburas yra tiesus, ar ne, žinoma, jisai turi tą savo natūralų tokį kurv, tą tokį lenkimą, ar ne, bet sakykime, kad jis yra tiesus, ar ne, ir jisai turi gauti jėgą grinai tiesiai, kad slankstelis į slankselį remtųsi tiesiai, kad negautųsi tarp slankstelių kažkoks toks lenkimasis ir tada neatsirastų kažkokių tais traumų. Tai va, nelenkiam nugaros. Nugara gali būti kažkiek pavirtus, bet tai nereiškia, kad ji gali būti susirietus. Ne? Tai va, svarbiausia išlaikyti ją tiesą.
Tokios kaip ir pagrindinės klaidos galėtų būti galbūt dar prie kulno atkilimų, nes irgi naujokai mėgsta, tarkim, savęs dar nepagauna lysvarę, ar ne, kaip tiksliai jiems ten tupinėti ir, tarkim, trūksta jėgos ir norint apkrauti, tarkim, daugiau galbūt iš dvigalių, nes dvigalis dažnai būna stipresnis, tai pasiverčiam biškį į priekį, tada nori kulnas atkilt, trūksta jėgos, visokių būna tokių niuansų, kai pas visus skirtingai, ar ne, tiesiog trūksta patirties tiesiam lygiam pratime, ar net pritimo atlikime, pritupime. Tai būna, kad net kulnas atlieka, tai iš tikrųjų ganėtinai didelį kritinį klaidą, sakyčiau, kulno atkilimas tai yra labai pavojingas dalykas. Tai stengiamės pėdą pilnai padėti. Dėl kulno atkilimų, kad tiesiog tai neįvyktų, ar ne, nes galim susitraumuoti ir kelį, ir nugarą, ir tiesiog galim prarasti lysvarą, ir tiesiog štanga gali kažkur tais nukristi ir mūsų sužeisti. Mes to nenorim, stengiamės apsisaugoti, ar ne? Tada dar prie pagrindinių klaidų. Galėčiau pasakyti turbūt apie vėlgi kojų pločio padėjimų, ar ne? Tarkim, gali būti, kaip ir minėjau prieš tai, tarkim, čia toks kaip ir truputį galbūt sudėtingesnis dalykas, bet vėlgi, kuo plačiau mes stojam, ar ne, tai tuo mes kaip ir turim daugiau jėgos. Kuo siauriau mes, tuo daugiau apkraunam labiau savo keturgalvį ir jisai, kaip ir mes turim biškiai mažiau jėgos, bet tada mes galim čiut giliau įtūpti. Tai vėlgi tas, kas jau, sakyčiau, ruošiasi labiau varžybom kažkokiam, ar net ten reikia padaryti tam tikrą įtūpimų gylį, tai yra aktualu ir svarbu. Tai tada kiek įmanoma jie stengiasi plačiau tūpti, žinoma, ne visi genetiškai tiesiog save pagauna kartais skirtingose kažkokiose padėtyse, bet daugumai, tai kuo platesnė padėtis stovėsina, tiesiog platesnė, ar ne, tai tuo yra labiau patyręs, tai yra daugiau turėsim jėgos toje padėtyje. Tai vėlgi patariu nepersistengti kažkaip tais per plačiai, nes tu tada prarandamas gylis, prarandamas range of motion, tiesiog visas judesys. Tai tiesiog neskubėti, ar ne, nes vėlgi, jeigu nesiruoši kažkokiam varžybom, ganėtinai esi dar naujas, neapkrauk savęs tokiais super sudėtingais kažkokiais dalykais. Stengies atlikti stabilų, svarbiausia, kad būtų tvirtas tiesus stuburas, ar ne, išlaikytas tvirtos pėdos ir gan pilna amplitudė, nejaučiant kažkokio tai skausmo, išlaikant stuburo padėtį tiesę. Gražus, ramus judesys. Tai va dėl to pločio, ar ne? Ir galbūt dabar dar noriu papasakoti apie problemų būtent taisymą, ar ne? Kadangi pakalbėjom apie klaidas, dabar apie problemų taisymą. Vėlgi, kaip ir sakiau, reiktų neskubėti, ar ne? Nes tiesiog problemų taisymas toks kaip ir galėtų būti tam tikras dalykas, kaip ir grinai stebint judesį ir matoma kažkur tais klaida, bet tarkim tokia kaip bazinė didžiausia klaida, aš sakyčiau, galėtų būti tiesiog, kad mes skubam per greit suprogresuoti, kalbu apie naujokus, ar ne? Nes būtent jiems yra sunku pripras prie visko, ar ne? Tiesiog reikia tam laiko, ar ne? Tai kaip ir sakiau, neskubėkit, ar ne? Jeigu visiškai naujas džime, tai net neskubėkit su laisvu kažkokiu tai svoru, nebent yra patirties kažkur tais bėgime, ar kažkur, kad yra kažkoks biškai lengvas kojų pagrindas, ar ne, raumens mobilizavime, stabilume. Tai sakyčiau, neskubėt. Pradedam nuo leg preso mašinos, porą mėnesiukų padirbam, tada su įtvirtinta štanga, tada po kažkiek laiko pradedam su visiškai laisvo štanga, vėlgi tada stebim savo techniką, save filmuojam ir panašiai, ar ne? Kaip ir sakiau, išlaikom pagrindinės tas taisyklės, ar ne, kad mūsų pėda tvirtai padėta, ar ne. Galbūt dėl batų pasirinkimo taip pat yra ganėtinai svarbus dalykas, pasirinkti ganėtinai tvirtus batus, ar ne. Galbūt nebūtinai pirkti special for powerlifting tuos, tarkim, kažkokius tais batus, ar ne, kurie yra brangus ir tikrai ne kiekvienas galėtų tai sau leisti, ypač naujokai, ar ne. Tai sakyčiau, bet koks sportinis batas kaip ir būtų tik pasiieškom kiek įmanoma tvirtesnių kulnų, ar ne? Kad kuo tvirtesnis visas padas ir kulnas galbūt kažkiek aukštesnis sausos, bet tvirtas. Pats naudoju Nike paprastus sportinius batus, bet tas Air Max turi tokį gan kietą, jisai būtent nėra tas tipinis Air Maxas, kur gan minkštas kulnas, ar ne? Jis toks kietas ir gan nemažai iškeltas, tai vat man jie patinka ir gan stabilus, nėra kad kažkaip tais iš šonus per daug klaipytus ir panašiai. Iš tikrųjų man patiko su jais ganėtinai visai neblogai pritupimus daryti. Jeigu bus pasirinktas visiškai minkštas kulnas, minkštas padas, kaip tarkim bėgimo batuose dažnai būna, tai bus tikrai sudėtinga daryti. Kulnas pradeda visas, tai yra padas visas pradeda linkti, nes tiesiog didelis svoris spaudžia kulną žemyn
Ir tikrai tai nebus stabilu. Tai batų pasirinkimas ganėtinai svarbus dalykas. Kaip ir sakiau, galbūt nereikia rinktis kažkokiu tais super brangių specialių pritūpimų batų, bet sakyčiau, kažkokius kietesnių kulnų tai būtų labai visai neblogai pasidaryti. Toliau antras dalykas, galima diržą naudoti. Vėlgi padeda sustiprinti mūsų korą. Vėlgi nepatarčiau naudoti kiekvieną priėjimą, ar ne? Sakyčiau, jį labiau naudoti būtent ant sunkesnių, tada, kada reikia labiau to stabilumo, ar ne? Padės suturtinti mūsų korą, laikysinę apskritai. Man, pavyzdžiui, apskritai patinka netgi susitemti riešus, nes gan stipriai spaudžia štangą žemyn riešą, ar ne, kai užsidedi svorį ir žemyn ir laužai gan stipriai, tai man patinka juos suspausti vien dėl to, kad jauti tą tokį spaudimą visam riešui. Tai iš tikrųjų ganėtinai toks smagus jausmas, kad tave pilnai suspaudžia, tada tas pats su diržu, pilnai suspaudžia pilvo presą ir nugarą. Ir tada jautiesi toks daug tvirtesnis lys po štangą ir tvirtą atlikti stabilų judesį. Tai vat, diržas. Ir tada, jeigu dar įmanoma nusipirkti kažkokius tai stipresnius batukus, mums tikrai sutvirtintų mūsų stovėseną, mūsų tą judesio atlikimą būtų visai cool. Tada antras dalykas galbūt galėtų būti kažkokie tais izoliuoti papildomi pratimukai pritūpimų metu. Tai yra po pritūpimų. Galbūt šitas visas dalykas galbūt labiau patyrusiems sportininkams, ar ne, pradžio, kaip ir sakiau, jeigu kalbėtum apie naujokus, tai padarom tuos 3 etapus, kad neskubam, kiekvienam skiriam po porą mėnesiukų, bent jau pajausti, dirbti raumenis. Tada labiau patyrusiems sportininkams patarčiau, tarkim, jeigu pritūpimas, ar ne, ir tarkim jau stengiamasi kažkaip taisyti, tarkim būna vėlgi tas pats kelių vaikščiojimas į vidų arba žemyn be judesio metu, ar ne, tupi tarkim jau atsistojinėjai į viršų ir keliai sujudinėjai į viršų arba išplatėjai, ar ne. Tai būna tokie visokiausi mobilumo pratimukai, kažkurios raumenų grupės atsilieka viena nuo kitos. Tai visokiausių tokių yra mobilumų pratimų arba būna daugiau pratimų sėdmenims, vėlgi rotaciniams kažkokiem tais klubui, ar ne, ir taip toliau. Lysvaros palaikymas apskritai, balansas, ar ne. Tai tokių kažkokių pratimų galim junginėti čia priklausomai nuo situacijos, kokios ir panašiai, ar ne. Tai vat, ir galbūt būtų kažkas tais tokio apie pagrindinius dalykus. Vėlgi, pritūpimas ir labai sudėtingas pratimas, ar ne? Bazinis super sudėtingas, todėl apie jį atlikimą ir techniką, tarkim, jau labiau patyrusiems, tai čia reiktų individualią situaciją stebėti, žiūrėti, kas būtent jam yra, nes iš tikrųjų gan daug raumenų dirba, gan daug mobilių raumenų, ar ne, kurie tiesiog mus padaro tokius lankščius, ar ne? Ir tada tas pats su stabilumu, kad būtų tvirtas judesys, nebūtų papildomų kažkokių raumenų judesių ir panašiai, ar ne? Tai gan sudėtingas atlikimas, gan sudėtingas pratimas. Dėl kuo labiau esi labiau patyręs ir noriu tobuliau atlikinėti tą techniką, tai šitą temą labai galima daug šnekėti, bet vis tiek būtent reiktų žiūrėti individualiai kiekvienu. Tai vat, tokie pagrindiniai dalykai. Tai vat, vėlgi, jeigu yra kažkokių tais klausimų, rašykit komentaruose, rašykit privačiai, 3 savaitę pabandysiu atsakyti. Ir laikomės pagrindinių taisyklių. Jeigu esi naujokas, neskubėk, pradėk nuo leg preso, tada įtvirtintą štangą, tada laisvą, duok kiekvienam pratimui laiko, savęs stebėk, jaus kaip keičiasi kūnas, jaus kaip keičiasi mobilumas, stabilumas kiekvieno pratimo metu, neskubėk šokinėti tarp tų, ar ne, kilti aukščiau į tą sudėtingiausią variantą, leisk net tuo pačiu leg presu, tarkim, tik leg presu, tarkim, atlikimo metu pilnai save iškrauti, kad tikrai dirbtų raumuo. Ne šiaip, kad atlikimas kažkoks tais 4x10 arba ten 4x12, bet tiesiog pilnai išsikrauti yra, ir tai reiškia, kad tą 12 jau nebevalioji, turi toks svoris būt, kad nebevaliotum 12-13 pratimą atlikinėti. Tai yra pakartojama. Maksimaliai išsikraunam, tas yra svarbiausia. Tada šokam toliau prie labiau stabilesnių pratimų, kaip įtvirtinti arba laisvas pritūpimas. Pagrindiniais, vėlgi laikomės pagrindinių taisyklių, tai yra tvirtai padėtas padas, tai yra pėda, tada stengiamės nedaryti papildomų judesio nugarą, jeigu tupiam, tai ir tupiam tokią nugarą, kad nekiltų taip ar ne kažkaip ir tada į viršų. Stengiamės išlaikyti tiesų stabilų atlikimą, ar ne, kas susijęs su stuburo padėtimi, ar ne. Tada tas pats su keliais, nevidinėjam į vidų, pasidedam savo pėdas tvirtai, stabiliai ir keliai irgi stabiliai. Ir taip įtupinėjam būtent tokia pačia kryptimi, kaip mūsų pėdos padėtos. Nevaikščiu nei į vidų, nei išorę keliai.
Pagrindinės tokios taisyklės, ne? Tada, kad savo kažkiek padėt, išvengti kažkokių tais klaidų, galbūt kažkiek, kad palengvintų, taip galima naudoti riešus, galima užsidėti specialius pritūpimo batus arba tiesiog tvirtesnių kulnų batus ir galima galbūt kažkokį tais diržą užsidėti, rimtesnį, tvirtesnį, to ko labiau iš powerliftingo tipo rekomenduočiau ir tai bus visai tikrai nebloga pradžia tokia taisyklių sąrašas ar ne, ko reiktų laikytis. Tai vat, ačiū visiems, kas stebi ir laukiam naujų video. Iki.